Esu Evaldas Žoštutas, vadovauju valstybės turto valdymo procesų skyriui. Daug specifinių situacijų. Gauname prašymus iš turto valdytojų dėl jiems nereikalingo turto, patys analizuojam kitų turto valdytojų turtą. Daug laiko skiriame procesų derinimui, tokių kaip nuoma, panauda, perdavimas patikėjimo teise. Tvirtas teisės aktų žinojimas, taip pat svarbu valstybinis požiūris, matyti turtą ne kaip vieną atskirą objektą, o kaip visos valstybės išteklių, kuris turi būti valdomas atsakingai ir efektyviai. Pasitikėjimą tiek savo vadovų, tiek kolegų, tai suteikia laisvę priimti sprendimus, augti, dalintis žiniomis. Nuo 20 metų, kai baigėsi centralizavimo etapai, dabar gaunam labai įvairios paskirties turto, tai yra administracinės, garažai, ūkiniai, gyvenamosios paskirties. Yra dvi kryptis, kai pačios institucijos prisiduoda, kad joms yra nereikalingas kažkoks turtas, ir turto banko iniciatyva, kai mes pasikreipiam ir sakom, jog yra kažkoks turtas, kuris galbūt nėra valdomas efektyviai ir siūlytumėm perduoti turto bankui tam, kad tas turtas būtų valdomas efektyviai.